Sveiki. Šios savaitės pagrindiniai įvykiai, jų yra tiek daug ir jie yra tokie iš tiesų svarbus, kad būtų galima pasakoti, mažiausiai pusvalandį ar ilgiau. Tačiau pagrindiniai dalykai matyti yra šie. Europos komisija paskelbė taip vadinamą baltąją knygą apie ES gynybą. Pirmą kartą savo istorijoje. Atsiminkime šitą dalyką. Niekada anksčiau ES nebuvo taip toli nužengusi, pasiruošusi daryti esminius pokyčius gynybos politikoje. Kodėl? Visi žinome. Rusijos agresija prieš Ukrainą pabudino iš miego Europą, reikalaujama tam tikrų sprendimų, ar jie yra pakankami? Na kągi. Tai yra 22 puslapių netoks jau ilgas dokumentas, kuriame, sakyčiau, labai tokia bendra kalba, nesitikėkite tenai konkrečių sprendimų, kariškių skaičių pamatyti ar dar kokias nors kitus didelius įsipareigojimus. Yra toksai, sakyčiau, bendras mąstymams skirtas dokumentas, kurį aš pavadinčiau taip, galbūt toje baltoje knygoje per daug baltos spalvos. Ir kartais taip atrodo, kad perkame ar pardavinėja, tiksliau Europos komisija, bilietus į autobusą, kuris ir vėluoja, ir bus per mažas, kuomet atvyks. Taip jau yra. Na, matyt, daugiau tikėtis šiuo atveju netenka, nors, žinoma, Andrius Kubilius padarė savo darbą ir aš net nebejoju, kad jam teko daug kovoti dėl esminių dalykų. Pagrindinis dalykas, kas man ten patiko, tai, na, sakykime taip, 12 pagrindinių sprendimų sąrašas, kurie yra būtini, kad ši knyga taptų, na, bent tam tikrais sprendimais ir realybę. Tai čia yra gerai. Per 25 metus reikia padaryti visus tos sprendimus. Tikiuosi, tikrai Europos parlamentas pasiruošęs dirbti kartu, bet ambicijos nėra. Aš neradau vietos, kur šnekama apie Europos saugumo sąjungą, gynybos sąjungą, daug bendresnių žodžių. Tikėkime, kad trišalėse dėrybose su taryba ir Europos parlamentu mums pavyks sustiprinti šitą dokumentą ir jisai taps tikrai tokiu, kokio mes visi tikimės. Kągi, savaitė praėjo ir galsusis pokalbis tarp Trumpo ir Putino, matyt, kiekvienas iš mūsų ir skaitėm, girdėjom, domėjomės. Jeigu jau taip kalbėti, 1,5 valandos pokalbis su vertimais, 40 minučių tikro pokalbio. Ką galima 40 minučių vienai ir kitai pusiai pasakyti, netiek jau ir daug. 3-4 esminiai dalykai, sulaukiant atsakymo ir pateikiant tam tikrus paaiškinimus. Na, matyt, daugiau tikėjomės, ar ne? Aišku, kad laiką ir toliau kontroliuoja Putinas, dėja ne Trumpas, reikia pripažinti. Jo paties, matyt, veido išraiška buvo labai jau iškalbi, parodanti, kas iš tikrųjų įvyko. Bet tai, kad sutarta dėl to, kas nesutarta, dėl štai ir paliaubų, 30 dienų paliaubos jau Putinui nepriimtinos, tik tai paliaubos susilaikant, atakuojant energetikos objektus, žinom, kas yra labiau suinteresuoto šitoje srityje. Žinom, Rusijos pusė, kuri kenčia nuo ukrainiečių dronų skrendančių į naftos perdirbimo gamyklas ir saugyklas. Kiek šie pokalbiai virs konkrečiais dalykais po savaitgalio dėrybų Saudo Arabijoje, pamatysime. Bet panašu, kad tas optimizmas, kurio tryško Vašingtonas, jo nelieka. Ir labai tikiuosi, kad Ukraina vėlgi nebus ta atsakingoji arba kraštinė, kurie turės atsakyti už šitus visus dalykus. Ketvirtadienį vakare prasideda Europos vadovų taryba, 7 klausimai darbotvarkėje, daug svarbių dalykų ir saugumas, ir gynyba, ir ekonomika, ir bendradarbiavimas su tarptautinėmis institucijomis, daugiašališkumas. Žinoma, vėl pagrindinis dalykas bus Ukraina. Labai gerai, kad ES tvirtai pasisakė už paliaubas, kiek jos besitęstų, 2 savaitės, mėnesį ar tikėkime ilgiau, bet tai įgyvendinti mes galėsime tik suteikdami tikrą, realią ir kuo greitesnę paramą Ukrainai. Tai tiek yra žinių matyt apie šios savaitės pagrindinius įvykius. Penktadienį susitikimas su Šilo gimnazija Juodšiliuose, vėliau apsilankimas Joniškyje, darbų užtenka, pavasaris gena į lauką ir daugiau susitikimų matyt mes turėsime šiuo laikotarpiu be jokios abejonės. Dėkui Jums už dėmesį, iki kitų kartų.